Labas, vasara į pabaigą ir pyragėlius man kepti vėl norisi. Kaip visada, receptą radau ir aprašymą pasidalinsiu kur. Porą kartų kepiau ir šį receptą tikrai verta pasilikti ateičiai. Pasiruošiu apelsinus. Nutarkuoju žievelę nuo 2-3 apelsinų, tuomet išspaudžiu sultis. Man viskam pakako 1,5 apelsinų sulčių. Į dubenį beriu 280 g miltų, 150 g cukraus, 25 g aguonų, po pusę šaukštelio druskos ir sodos ir dar 2 šaukštelius kepimo miltelių. Viską sumaišau ir dedu į šoną. Į kitą dubenį įmušu 2 kiaušinius, pilu 120 ml aliejaus, 120 ml kefyro, 60 ml prieš tai išspaustų apelsinų sulčių. Kartu įdedu valgomąjį šaukštą tarkuotos apelsinų žievelės ir viską gerai sumaišau. Į pirmąjį dubenį su visais sausais produktais supilu šlapių produktų mišinį ir maišau. Elektrinį maišytuvą palieku ilsėtis, čia pakanka mentelės ar šaukšto, ir maišau tik tol, kol nelieka sausų miltų. Dedu į formeles ir šaunu į 220 laipsnių karštumo orkaitę 6 minutėms, po kurių sumažinu temperatūrą iki 190 laipsnių ir kepu dar 16 minučių. Ar iškepė? Patikrinu mediniu pagaliuku, kuris ištrauktas iš keksiuko turi būti švarus arba vos su keliais trupiniais. Kol keksiukai vėsta, pasiruošiu glajų. Reikės 80 g cukraus pudros, į kurią pilu 2 šaukštus apelsinų sulčių ir dar pusę arbatinio šaukštelio tarkuotos apelsinų žievelės. Viską gerai sumaišau ir kadangi dar atrodo vos per tiršta, įpilu maždaug pusę šaukšto sulčių. Ant pravėsusių keksiukų pilu glajų, maždaug po šaukštelį ant kiekvieno ir paskirstau, kad tolygiai visą keksiuką padengtų. Ir viskas, laikas ragauti. Skanaus!